Šiandien kursime šventinį spindintį makiažą, kuris tikrai atkreips dėmesį ir suteiks šventinio žavesio. Pradėkime. Pirmiausia, naudoju Bioderma Hydro Bio Broom Soothing Refreshing Water. Tai raminantis ir drėkinantis purškiklis, kuris atgaivina odą ir puikiai ją paruošia kitoms priemonėms. Toliau imu Danessa Myricks Beauty Oil, kuris maitina odą ir suteikia jai sveiko švytėjimo. Šį aliejų švelniai masažuoju pirštais, kad oda būtų paruošta makiažui. Lūpoms drėkinti naudoju Beauty Drugs Lip Sleeping Mask. Tai intensyviai drėkinanti kaukė, kuri atgaivina ir suminkština lūpas ir tikrai labai gerai pridrėkina. Aš net vakarais einant miegot užsitepu, nes ryte atsikeliu pridrėkinta. Užsidedu vienkartinius rankšluostukus tam, kad apsaugotų rūbus nuo priemonių. Dekolte zonai naudoju Alix Avien Legend Body Foundation. Tai produktą dedu ant paletės ir dengiu puriu šepetėliu, taip išgaunu tolygų ir natūralų rezultatą. O kad suteikčiau dar daugiau spindesio, purškiu Alix Avien Shimmer Spray, kuris palieka subtilų švytintį efektą. Tai gali tiek daugiau, tiek mažiau naudoti. Prieš dengiant makiažo pagrindą su pirštais įmasažuoju Makeup Atelier Eclat bazę. Tai labai pridrėkinanti ir švytėjimo suteikianti bazė, kuri užtikrina, kad ir makiažas išsilaikytų ilgiau. Tai pažiūrėkit, kaip gražiai spindi oda vien užtepus šitą bazę. Antakių plaukelius sušukuoju ir fiksuoju su Alena Tofel blakstienų klijais. Tai leidžia išgauti tvarkingą ir ilgai išliekančią antakių formą. Man be galo stipriai prifiksuoja antakius. Jeigu noriu labiau prigludinti plaukelius prie odos, tai prispaudžiu su kitu šepetėlio galiuku. Tada su Anastasia Beverly Hills pomada paryškinu antakių formą, suteikdama jiems ryškumo ir to tokio ryškesnio kontūro, nes man tokie antakiai yra gražiausi. O čia skonio reikalas, kaip sakant. Akių makiažą pradedu dengdama su P. baze, tai puikiai pigmentuota bazė, kuri užtikrins, kad šešėliai tikrai išsilaikys ilgai ir šešėliai atrodys ryškiai. Tai šią bazę renkuosi tada, kada planuoju daryti ryškesnį šešėliavimą ir voko noriu švaraus. Akies formavimui naudoju Alena Tofel kreminius šešėlius, kurie lengvai sklaidomi ir suteikia intensyvų spalvos efektą. Man patinka, kad šie šešėliai greitai neuždžiūna ir gali ilgiau tampyti patį tą šešėlį. Akių formą nusistatau būtinai modeliukui žiūrint tiesiai. Norėdama pridėti švytėjimo, pasitelkiu į pagalbą Makeup Atelier skystus šešėlius, kurie suteikia subtilų žvilgesį. Visam akių šešėliavimui naudoju Be Perfect Carnival Interstellar paletę. Tai pirmiausia su juoda spalva keliauju į išorinį kampelį ir išsklaidau. Mano šešėliavimas, kaip matot, yra toks šiek tiek įstrižas,
kadangi tokiu būdu padarau liftingo efektą akims. Ši paletė yra labai faina, su ryškiom spalvom ir nuostabiais blizgučiais, kurie puikiai tik šventiniam makiažui. Tada šalia juodos spalvos dedu tokią pilkšvą spalvą. Juodos stengiuosi neišjudinti, tiesiog einu aplink tą juodą spalvą. Tuomet imu dar šviesesnę pilką spalvą ir vėl dedu šalia tos pilkos spalvos ir prijungiu gražiai apeidama aplink tą spalvą, kad vėl neišjudint prieš tai uždėtos spalvos. Šešėliavimas vyksta šiek tiek toliau negu centriukas, bet nenunešu labai toli į vidų. Tuomet su tokia šviesesnė pilka spalva, sakyčiau, netgi į žydrumą, keliauju toliau ir lygiai taip pat apeinu tą prieitą spalvą, kad man spalvos neišnyktų vieną su kita, dedu šalia ir šiek tiek prijungiu. Tada paimu blizgią spalvą, bet man buvo per mažai to efekto, tai paėmiau kitą pamėginti spalvą, tai pasidengiau priekinę voko dalį, tokią pasidariau kaip bazę tiesiog kitiem žingsniam. Tada su šiek tiek tamsesnė blizgia spalva irgi prijungiau tą šviesėje tarp matinės pilkos su blizgia tokia pilka spalva. Kadangi mano norimam įvaizdžiui čia buvo blizgučių per mažai, aš į pagalbą pasiėmiau Make-up Atelier smulkių blizgučių, kurių nereikia klijuoti. Tai labai fainiai priglunda prie odos ir suteikia dar daugiau spindesio. Tai, kaip ir minėjau, nereikia klijuoti ir tiesiog įtapšnoju su plokščiu šepetėliu. Tuomet su tokia pilkšva lyg ir rudumo spalva pasidariau kaip akies kontūrą, tai vėl darau modeliui atsimerkus, kad matyčiau, kur man formuoti akį. Eyelinerį brėžiu su Avon Power Stay Eyeliner, tai jis yra labai ilgai išliekantis ir labai man asmeniškai patogus dirbti, ypatingai savo, bet man ir modeliams labai patinka. Tai iš tikrųjų čia vienas iš tokių geriausių eyelinerių, kuriuos esu bandžius, būtent markerio tipo, nekalbu apie gelinius. Tai iš tikrųjų tikrai verta pamėginti, nes ir kaina tikrai prieinama visiems. Pasiėmusi labai smulkų šepetėlį, tiesiog su juoda spalva taip prasklaidau tą eyelinerį ir sutvarkau, kad galiukas būtų kuo smailesnis. Paakius maskuoju su PS Run for Cover maskuokliu, kuris puikiai paslepia patamsėjusius paakius ir suteikia šviesumo. Tai kodėl pasidengiau, todėl nes planuoju dažyti apatinius fokus, tai tiesiog pasidariau tokią kaip bazę, kad po to pudrą man lengviau būtų prijungti. Tai apatinį voką būtent vėl pašešėliuoju su tais pačiais blizgučiais, kur ir dėjau viršui. Tai pirmiausia dėjau šešėlį ir tada ant viršaus pritapšnojau Atelier blizgutį. Tuomet keliavau su pilkąja ta blizgančia spalva. Ir į išorinę dalį jau keliavau su matinė spalva. Tai su ta matinė spalva nebijau užlipti ant tų blizgių spalvų, šiek tiek prijungiant ir tas blizgutis taip gražiai prasisklaido kartu su matinė spalvyte.
Pabaigusi šešėliavimą vėl pasiimu birų blizgutį ir pritapšnuoju, kad būtų kuo daugiau blizgučių. Dar šiek tiek su matine pilka spalva patamsinu išorinį kampelį. Su Avon akių pieštuku paryškinu viršutinę ir apatinę gleivines. Būtent tam, kad pati akis būtų pats akies kontūras išsiryškintų ir būtų tamsus. Vedant pieštuką į apatinę gleivinę, taip nebijau įtrinti stipriau būtent į blakstienas, kad tas pieštukas nebūtų toks vienišas tiesiog gleiviniai, o turi susilieti su šešėliais. Tuomet su mažu smulkiu šepetėliu gražiai nuvedu tą pieštuką į vidinį akies kamputį ir padarau tokį lyg cat eye. Blakstienas dažau su inika tušu, kuris suteikia apimties ir ilgio. Tai šiaip man visai patinka tas būtent šepetėlis, nes labai patogu prieiti tiek prie apatinių, tiek prie viršutinių blakstienų. Kadangi man norėjosi dar daugiau spindesio, bandžiau klijuoti blizgutį prie apatinių blakstienų. Realybėje atrodė žiauriai gražiai, labai nuostabiai, bet kamera dėja to neperteikė, tai labai gaila. Kai su tušu padažiau viršutinės blakstienas, pasiėmiau 12 ilgio storesnės blakstienos kuokšteliais ir klijavau būtent kuokštelius nuo išorinio kampo link centro. Kadangi mano tikslas buvo padaryti akis liftinguojančias ir tokį kaip cat eye efektą, tai būtent dėjau tik į išorinį kampą. Tai 12 numerį aš sudėliojau pradžioj tiesiog vienodai, o po to į tarpelius klijavau dar šiek tiek ir taip sluoksniavau, kol išgavau norimą efektą. Tai visada pasitikrinu irgi modeliukui žiūrint į mane tiesiai, kad matyčiau, ar nenuleidžiu akių su blakstienom. Veidą dengiu su Make Up Atelier drėkinančia pudra, tai jis suteikia tokį natūralų švytėjimą ir labai gerai susilieja su oda, tai veidas neatrodo apsunkęs ir apkrautas. Čia yra viena iš mano mėgstamiausių kreminių pudrų, tai iš tikrųjų žiauriai nuostabus dalykas, tai jeigu įsigysit, tikrai neprašausit. Tai su tuo pačiu PS maskuokliu prasišviesinu šiek tiek paakių zoną dar kartelį, kadangi su pudra užlipau ant prieito maskuoklio. Su Make Up Atelier kreminiais skaistalais veidui suteikiu gaivumo. Man labai patinka kreminius skaistalus naudoti, nes gali taip natūraliai sulieti su oda. Viską užfiksuoju su PS Beauty Powder. Tai šita biri pudra iš tikrųjų turi savyje tokį lengvą švytėjimą, tai labai natūraliai ir gražiai pasidengia ant odos, tik jau žinoma labai riebioms odoms savininkėms nerekomenduočiau, nes gali suteikti to papildomo tokio nenorimo blizgėjimo. O kontūravimui naudoju Benefit Hoola bronzerį, kuris padeda subtiliai išryškinti veido bruožus. Man labai patinka šio produkto tekstūra bei spalva ir kad yra 2 dydžių, tai gali įsigyti mažesnį, pavyzdžiui, jeigu nori pasibandyti ir bijai, kad nepatiks. Tai švytėjimui negailiu Douglas highlighterio, nes būtent noriu spindinčio ryškaus įvaizdžio.
Netgi žadėjau ant highlighterio dar uždėti blizgučio, bet sugalvojau kitą sprendimą, kurį pamatysit biškį vėliau. Highlighterio taip nepagailiu, dedu ir ant nosytės, ir po antakiais, ir virš lūpos, ir dar kartelį ant skruostikaulių, žodžiu, ant visų iškiliausių veido dalių. Lūpų kontūrą brėžiu su Zola pieštuku. Tai čia vienas iš mano mėgstamiausių pieštukų suteikti žiauriai gražiam kontūrui, tai būtent spalva 04. Tai čia mano jau pasižiūrėkit koks mažyliukas ir jau antras pieštukas per trumpą laiką. Tai tikrai tobula spalvytė. Užpildymui naudoju būtent Alix Avien lūpdažį. Tai lūpdažį visada dengiu su šepetėliu ir tiesiog prijungiu prie to pieštuko, išgaudama tokį lyg ombre efektą. Norėdama pridėti šventiškumo, tai smilkinių zonoje klijuoju blizgančias akutės, naudodama tuos pačius Elena Tofil blakstienų klijus. Taip žinau tiksliai, kad tikrai nenukris man tie blizgučiai ir išlaikys iki tol, kol modeliukas ar klientė nusiims. Taip pat dar norėjosi, kad kažkas matytųsi ir centrinėje veido zonoje, tai po akių centriukais priklijavau po vieną akutę. Ir štai galutinis rezultatas ir ryškus, spindintis ir šventinis makiažas, kuris tikrai tiks bet kokiai progai. Noriu priminti, kad tai mano pirmasis bandymas būtent tokio video tipo, tai jeigu turit kažkokių pastebėjimų, drąsiai komentuokit ir lauksiu jūsų subscribe'ų, laikų ir komentarų. Iki kitų video.